Diena, gerbėmieji žiūrovai, šiandien mes su jumis Lietuvos futbolo federacijos Kauno treniruočių centro stadione ir šiandien trikampinį šios dienos rungtynėse. Ir vėl kamuolys išmuštas netoli. Čia bus, atrodė, kad bus smūgis, bet Lasu neleido varžovams pereiti į aikštės vidurio, perdamis į baudos aikštelę. Rezultatai neatspindi, o čia kontrataka, Ryckis prieš vartininką, smūgis ir kamuolys šalia vartų. Daugiau atakavo. Atsitinka, kad tokios aštrios kontratakos gali atnešti daugiau naudos, o čia Grieckis. Tatarūno geras perdavimas, smūgis tiesiai į vartininką, vėl gera proga. Tatarūno geras perdavimas, smūgis tiesiai į vartininką, vėl gera proga ir vėl Mantvydas Ežerskis. Dar ataka nesibaigė ir čia pakeitė rungtynėse 57-asis numeris kairiuoju kraštu. Situacija, kur atrodė bus galima smūgiuoti, smūgis yra, dar vienas bandymas. Į vartus nepataikyta, bet ataka nesiunčiamas kamuolys, bet ten greitesnis už kitų žaidėją gynėjas, o čia jau Edgaras Noreika. Link tolimo virpsto, ten vienas Arnas Pičius, nuošalė, kamuolys vartuose, bet nuošalė fiks. Sakyčiau, čia nuošalės nėra ir rezultatas tuoj pat gali būti padvigubintas galėjo. Penkiese atakuoja Lasu ekipa, Ežerskis baudos aikštelė, permeta kamuolį pro gynėją, gera situacija, smūgis ir Dominykas Balnonas. Galima tai pavadinti legionierius, o čia kokia klaida, kurią gali išnaudoti Karolis Kamarakas, smūgis ir dar kartą Dominykas Balnonas. Nedaug jau liko žaisti, geras perdamas ir čia jau net ir baudos aikštelėje. Kapitonas Rutkevičiaus perdavimas, kas ten darosi, smūgis ir galų gale kamuolys pas Dominiką Balnoną. Šio kraštu geras prasiveržimas į baudos aikštelę, smūgis ir labai žaidžia šaltakraujiškai. Bet taip pat prarastas kamuolys ir galėtų nubausti, bet turi kiekybinį pranašumą, o čia jau gali kilti nemažas gaisras prie kitų ekipos vartų. Ežerskio smūgis atmuša. Čia nuošalės nėra ir randevu 1-1, Karolis Kamarakas, bet vartininko įveikti nepavyksta. Vėl Ryckis baudos aikštelė, atmeta kamuolį, Samsonikos smūgis ir baudos aikštelė, perdavimas, smūgis, išmuštas kamuolys. Dar kartą ir dabar reikia turbūt pagirti ir padėkoti abiem komandom už kovę. Prieš rungtynės šnekėjimas, kad būtinai reikia 3 taškų, nesvarbu kokią kainą ten, ar 1 ar 2 įvarčius ar kiek. Bet tiesiog reikia žaisti ir mušti įvarčius, nes jeigu tu neįmuši, tai aišku, kad tu nelaimėsi. Ir plus, tikėjomės, kad irgi gali mumis nubaus, kas irgi labai arti buvo, kad galėjom ir įvartį prasileisti, ne vieną turbūt. Tai netleis to tempo, ką pradėjom žaisti ir tiesiog mušti įvarčius. Prieš šias rungtynes, aišku, buvo 6. vietoje ir dabar turbūt nuotaika geresnė, tuo 3 taškai pelnyti. Ar tos pergalė, sakykime, įtakoja, aišku, ir nuotaikai, gal ir tolimesniem uždaviniam? Kaip realiai žiūrim į lentelę ir matom, koks mūsų toliau tvarkaraštis ir matom, kad ten nieko lengviau nebus, tai turbūt dar bus reikalų mums čia išlikti ten 4. ar kažkurioje vietoje. Tai kol kas pozityvo daug nėra. Bet vis tiek, po pergalės, aišku, pozityvas yra. Komandoje žaidžia, žinau, žaidėjų, kurie atstovauja ir kitom komandom, ten žaidžia ir 2. ir 1. lygoje. Tas studentiškas futbolas, ar lengva būna
Na, paprašys žaisti už universiteto komandą. Kaip nekeista, turbūt pirmi metai, kiek būnu, tai pirmus bent jau 2 turus, tai ganėtinai lengvai tie žaidėjai susirinko ir jie ganėtinai noriai dalyvauja. Turim tų tokių netikčių, kur tai traumas, tai Erasmusas ir panašiai, kurie tikrai dadėtų kokybės mum. Bet kol kas, sakau, pagal suolą, tai matot, kad tikrai gerai pasirinkom tai. Aišku, futbolas komandinis žaidimas, bet vis tiek asmenybės tam tikros irgi įkūrė. Ar galėtumėte išskirti ką nors iš savo komandos šiandien? Labai kažko išskirti nenorėčiau. Turbūt pasidžiaugti, kad moksleiviai mūsų neblogai juda. Šiandien debutavo dar vienas moksleivis, kurį norėjom pasitikrinti. Tai tikrai matom, kad su juo tikrai galim toliau bendradarbiauti ir kiek žinom, jisai toliau pas mus žada žaisti, tai tuom džiaugiamės. Tai. Na, aš manau, kad tas rezultatas dar, kaip sakant, taip sąžiningai pasakius, neparodo viso vaizdo. Nu, mums dar daug ko trūksta, kad mes padarytume kažkokį rezultatą mūsų naudai. Tai taip, kad 3-0 tai toks, kaip sakyt, truputėlį ir pasisekė mums. Na, pirmas įvartis labai apmaudus, bet šiaip vartininkas Dominykas turbūt vienas iš geriausių šių rungtynių žaidėjas. Be jokios abejonės. Ką reikėtų išskirti, tai tikrai jį. Pirmą įvartį, kaip jisai pasakė, aš nemačiau kamuolių, kaip mušė. Tai va toksai kuriozinis ir įkrito. O šiaip vaikinukas 10 klasėje mokinasi ir tikrai teikia vilčių. Na, pirmas kėlinys 2-0, jau sunkoka buvo žaisti, vis tiek varžovai turėjo persvarą, bet antrajame kėlinyje tai aš net ir taip pagyriau KTU, nes vis tiek žaidė, atakavo, kažkiek ir pavyko sukurti, na toks atrodė truputį ir atsipalaidavę žaidimą. Jo, antras kėlinys toksai buvo, patys vyrai per pertrauką taip pašnekėjo, sako, neturim ką prarasti. Nu tai aš ir taip pat sakau, kad nėra ko čia bijoti, reikia lošti futbolą, reikia mokintis. Nu ir antras kėlinys truputėlį parodė, kad kažką tai ir mes galim sukurti. Na, žinau, kad studentiškos komandos kartais turi problemų, kai reikia važiuoti į išvykas. Šiandien lyg ir turėjot keitimų, bet turbūt ne visada tai būna. Na, kaip jūs ir paminėjote, tai išvykos didžiausia toks achilo kulnas, nes studentai, dabar žinot, studentai dirbantys, studentai laiko neturi, kaip sakoma, studentai niekados laiko neturi, tai vat, su išvykom yra sunkiau. Ar su komanda kalbėjotės, ko norėtumėt, kurioje, aišku, norėtumėt kuo aukščiau baigti, bet ar viduj tam kažkokius susitarimus, siekius kažkokius turite? Ar tiesiog einat ir žaidžiate savo malonumą? Nu, šiaip dabartiniai padėti, tai mes žaidžiam, taip sakant, savo malonumui ir mano toksai noras, kad jie mokintųsi žaisti. Tai kiekvienos rungtynės, kaip žinom, yra geriausia treniruotė. Tai čia kiekvienos rungtynės kažką tai mums duoda ir mes tuo džiaugiamės, kad kažką tai duoda.